Sandra. Labas, Laura. Kadangi mes abidvi dirbam biurų segmente, norėčiau šiek tiek su tavim pakalbėti apie tai, kaip skamba žmonių, kurie ieško biurų užklausos. Tam priklauso nuo verslo specifikos, kas kam yra svarbu, tai ten įvairiausia gali būti. Vieni nori labiau į savo identitetą orientuotis, kiti galbūt tiesiog žiūri ekonomiškiausio varianto, kad tiesiog spręstų funkciją, bet bendrai turbūt jau visus vienintis rodiklis yra toks, kad nori pagerinti savo darbuotojų gerbuvį ir turėti kažkokį tokį įdomų biurą, į kurį būtų įdomu atvažiuoti, nes, kaip žinom, tas darbas iš namų nepadeda įmonėms tos darbuotojus pritraukti biurą, tai jau ten turi būti tikrai malonu ir smagu. Žinai, ką iš savo pusės galėčiau papildyti, kad mums labai smagu, mes viską darome čia ir dabar. Reikia biurą, prašom, rytoj viskas įrengta, viskas aptarnaujama, baldai, bendruomenė, viskas jau paruošta. Jo, ir pas jūs biurai tokiose, sakyčiau, gerose lokacijose yra, jie yra dažniausiai centre, kur yra pilna dar visokių tokių papildomų veiklų, ten ar restoranų, ar, tarkim, kad ir šitas, kur dabar sėdim, tai šiais Gedimino prospekte gali ir pavalgyti, ir kokteilį su kolegom atsigerti. Mes iš tikrųjų su kolegė neseniai žiūrėjom globalias tendencijas, kas, sakykime, yra būtent flex centrų nuomininkai, ar ne, koks jų portretas. Tie skaičiai, nes atrodytų, kad ten, startupai, čia yra pagrindinis arkliukas, ar ne, kurį visi įsivaizduoja, bet iš tikrųjų didžiausią dalį, 24% netgi užima B2B segmentas paslaugų, tai jiems ta bendruomenė yra tikrai papildomas pliusas ten bandyti savo verslą vystyti ir pardavinėti savo paslaugas. Sandra, o jauti, kad tokiam neapibrėžtam laikotarpiu, kad daug baimių yra pas žmonės, nenori ilgalaikių įsipareigojimų? Jo, jaučiam tikrai tą su kolegom, kad ir pasirinkimas ir sprendimo tie procesai yra užsitęsę, nes natūralu, tie 3 metai tokie pakankami iššūkių buvo, tai verslam reikia išlikti dinamiškiam ir nekilnojamo turto sprendimai neturi jų ten kaip minimum riboti ten transformacijos į vieną ar kitą pusę. Tai manau, kad jūsų produktas toks pakankamai lakstus ir turėtų išlikti sėkmingas ateityje. Kad išliks, tai aš net neabejoju. Iš tikrųjų, kaip aš jaučiu, kad žmonės turi to tokio gal nerimo ir nenori ilgalaikių įsipareigojimų, nes pas mus kaip tik padaugėja užklausų. Padaugėja, dėl lankstumo. Nestebina, žinok. Nestebina, bet todėl, kad tu nežinai, kiek pas tave bus darbuotojų, vienas dalykas, tu galbūt žinai, kiek dabar turi darbuotojų, bet nežinai, kaip jie keisis ir kokie bus tų naujai ateinančių žmonių poreikiai, ar jie norės dirbti iš namų, ar iš kitos kažkokios šalies, pavyzdžiui. Kitas dalykas, kuriam laikotarpiui, kaip vykstysis projektai, tai pasiemti pusę metų, mes galim kažkur mėnesių duoti, bet pusę metam su galimybė mažintis ir didėti, tai pats geriausias sprendimas. O tos projektinės veiklos pas verslus, manau, pakankamai nemažai, tai tokiam poreikiui tai yra puikus sprendimas tikrai. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū tau, Laura.